Meksika, 2025 metai. Meksikoje vykdoma didžiausia operacija prieš kartelius per kelis pastaruosius dešimtmečius. Teisėsauga ieško narkotikų, ypač fentanilio. Tai sintetinis opioidas, 50 kartų stipresnis už heroiną. Jį lengva pagaminti ir jis yra labai pelningas. Jis tapo stebuklinga preke karteliams. Jungtinėse Amerikos valstijose fentanilis nužudo daugiau žmonių nei bet kuris kitas narkotikas. Fentanilio perdozavimas dabar yra pagrindinė mirties priežastis tarp 18–49 metų amžiaus amerikiečių. Ir beveik visas šis fentanilis yra gabenamas iš Meksikos. Būtent šios fentanilio tabletės nužudė tūkstančius amerikiečių ir sukėlė didžiulę įtampą tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Meksikos. Prezidentas Trumpas pareikalavo, kad Meksika apribotų narkotikų srautą per sieną. Priešingų atveju Meksikai gresia paralyžiuojantis tarifai ir net karinė intervencija. Trumpo teigimu, narkotikų karteliai kariauja Amerikoje. Todėl Meksika privalo greitai atkurti tvarką. Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum yra priversta veikti, nes Meksika nenori konfrontacijos. Kartelių lyderiai buvo suimti. Net 29 nusikaltėliai buvo išduoti Jungtinėms Amerikos valstijoms. Konfiskuota rekordiškai dideli kiekiai fentanilio. Fentaniliui yra pigu pagaminti ir lengva transportuoti. Viename automobilyje galima paslėpti milijonus tablečių. Šis greitkelis yra pagrindinė arterija jungianti Meksiką su Arizonos valstija. Kiekvieną dieną tūkstančiai vairuotojų veža prekes į Jungtinės Amerikos valstijas. Automobilius, maistą, dažnu atveju narkotikus. Visą šią teritoriją kontroliuoja liūdnai pagarsėjęs Sinaloa kartelis. Dėl tokio eismo srauto narkotikų paieška primena adatos paiešką šieno kupetoje. Sienos perėja eina tiesiai per kartelio valdomą Nogaleso miestą. Pastarieji metai tiek civiliams, tiek policijos darbuotojams buvo įtempčiausi. Čia veikia nusikalstamos grupuotės. Jos yra gerai žinomas. Policija čia yra aktyvi, policijai tenka daug darbo. Veikla čia vyksta dieną ir naktį. Visi čia rizikuoja. Tai pasienis. Dingusių asmenų nuotraukos iškabintos per visą miestą ir jas gali matyti vaikštant Tijuanos gatvėse. Šiandien matomas smurto lygis yra beprotiškas. Neturėtų būti normalu eiti gatvėje ir rasti šuns draskomus žmogaus palaikus. Tai neturėtų būti kasdienio gyvenimo dalis. Tačiau Tijuanoje tai atrodo normalu. Tai panašu į karo nusikaltimus, nes tai turi gilesnį tikslą – terorizuoti žmones. Prezidentų rinkimų kompanija ignoruoja opiausias Tijuanos problemas. Daugelis nemano, kad tai veiksminga, nes organizuotas nusikalstamumas jau seniai pranoko valstijos galimybę. Prieš daugelį metų, o gal net prieš dešimtmečius. Karteliai turi didžiulę galią. Jiems dirba didžiulis skaičius žmonių. Jiems labai lengva infiltruotis į bet kurią šalies dalį. Taigi manyti, kad daugiau policijos pareigūnų siuntimas į Tijuaną ką nors pakeis, yra naivu. Ir ši situacija yra aktuali ne tik Tijuanos miestui. Visoje Meksikoje karteliai valdo miestus, civiliai gyventojai kenčia nuo terorizmo. Pastarąjį dešimtmetį viena garsiausių grupuočių Meksikoje, kurios pavadinimas iš 4 raidžių jau yra žinomas visame pasaulyje, tai yra naujosios kartos Jalisco kartelis. Norint suprasti šio kartelio galios ir žiaurumo mastą, būtina žvelgti į kartelį kaip į hipermodernę globalią korporaciją, kurios produktas yra smurtas, o valiuta – teroras. Tai yra viena iš pačių agresyviausių, greičiausiai augančių ir techniškai pažangiausių narkotikų prekybos organizacijų pasaulyje. Jos lyderis Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes yra vienas labiausiai ieškomų nusikaltėlių pasaulyje. Kartelio šūkis El Mencho arba miršta. Puikiai apibūdina jos filosofiją. Tai yra visiškas paklusnumas arba žiauri mirties bausmė. PNG kartelis išaugo iš Millenniumo kartelio aktyviai veikusio periodu nuo
1990 iki 2010 metų. Millenniumo karteliui vadovavo Armando Valencia Cornelio, žinomas kaip El Maradona. Šis kartelis buvo Sinaloa kartelio partneris atsakingas už narkotikų transportavimą iš Jalisco į JAV pasienį. El Mencho, dar būdamas jaunas, persikėlė į Kaliforniją, kur buvo areštuotas už narkotikų prekybą. Kalėjęs Jungtinėse Amerikos valstijose, jis buvo deportuotas į Meksiką ir įsidarbino Millenniumo kartelyje, kaip sargybinis, kitaip tariant, sikarijų. Čia jis susipažino su būsimais savo patikimiausiais bendrininkais, tarp jų ir El Tsuyni, atsakingu už finansus. 2010 metais Meksikos jūrų pėstininkai suėmė Millenniumo kartelio lyderį Armando Valencia. Įvykusiame valdžios vakuume kilo kova dėl įpėdinystės. El Mencho ir El Tsuyni, turėdami savo ambicijų ir sąsajų su galinga narkobiznio šeima Los Tsuynis, atskilo nuo likusiųjų Millenniumo kartelio liekanų. Jie sukūrė savo grupuotę, kurią pavadino naujosios kartos Jalisco karteliu, pabrėždami naująją kartą ir atsinaujinimą. Kartelio veiklos pradžia buvo itin žiauri. Karas su kita žiauria grupuotė Los Zetas dėl Jalisco valdžios. CJNG pasitelkė agresyvią propagandą, kurioje save vaizdavo kaip gynėjus nuo Zetų barbarų, net sukurdami savanorių milicijas, autodefensas, kad gautų vietinių gyventojų paramą. Ekspansijos laikotarpiu 2012-2017 metais kartelis pritaikė verslo korporacijos modelį. Absoliutus teroras prieš bet kurį pasipriešinimą, masinis valdžios institucijų, tai yra policijos, armijos, vietos valdžios papirkinėjimas. Grupuotė plėtė veiklą ne tik į kokaino gabenimą, bet ir į metamfetamino, heroino, fentanilio gamybą ir prekybą. Kartelis žaibo greičių užkariavo visas teritorijas Meksikoje, jų įtaka išplito į svarbius uostus, tai yra Veracruzą, Kolimą, taip pat sostinę Meksiką ir net į pietines valstijas, kovodama su vietiniais karteliais dėl prekybos kelių į Centrinę Ameriką. 2015 metais balandį, kai Meksikos federalinė policija bandė suimti El Mencho Jalisco mieste, kartelis surengė atvirai karinį susirėmimą su valdžia. Kartelio nariai blokavo miesto įvažiavimus su degančiais sunkvežimiais, iššovė sraigtasparnį ir ginkluotais būriais atakavo policijos patrulius. Šis įvykis parodė, kad kartelis turi karinį pajėgumą prilygstantį regioniniai armijai ir yra pasirengęs tiesiogiai kautis su valstybe. Kartelis įsitvirtino ne tik Meksikoje, bet ir už jos ribų. Vykdo įvairias operacijas Europoje, Australijoje, Azijoje. Jų narkotikai per Jungtinių Amerikos valstijų sieną keliauja savo pačiais sukurtais požeminiais tuneliais ir kitais išradingais slėpimo būdais. Kartelis kovoja su Sinaloa karteliu ir vietinė Arellano Felix šeima dėl svarbaus prekybos koridoriaus. Taip pat kovoja su Santa Rosa de Lima karteliu dėl naftos prekybos. Kartelio struktūra labai centralizuota aplink El Mencho, jo sveikatos problemos, manoma, kad jis serga sunkiu inkstų nepakankamumu, kelia klausimą dėl būsimo įpėdinio, kuris gali sukelti dar didesnį chaosą. Kartelis yra gerai ginkluotas, turi šautuvų, granatsvaidžių, šarvuočių, dronų. Jie rengia naujus narius karinėse stovyklose. Kartelis žinomas dėl nepaprastai žiaurių kankinimų, gyvų žmonių virimo, kūno dalių atskirimo. Tai yra sąmoningas teroro instrumentas. Be narkotikų kartelis užsiima žmonių prekybą, išpirkinėjimu, sukčiavimu ir kitomis nusikalstamomis veikomis. JNG yra ne tik narkotikų prekybos organizacija, tai hibridinė grėsmė, kuri sujungia teroristinius metodus, kuomet smurtu siekia sukelti siaubą visuomenę ir reikalauja jos paklusnumą, korporacinį efektyvumą, kuomet naudojama globali logistika, finansų valdymas, technologijų panaudojimas ir karinį pajėgumą, nes gali atvirai konfrontuoti su valstybės institucijomis. Šio kartelio istorija yra nuolatinės ekspansijos ir eskalacijos istorija. Kol El Mencho yra laisvėje, o pasaulinė narkotikų paklausa neišnyksta, kartelis ir toliau liks viena iš pagrindinių grėsmių Meksikos ir viso regiono stabilumui.